Sveiki visi sugrįžę į dar vieną Back Associates tinklalaidę. Ir šiandien sugrįžtame su kiek abstrakčiai skambančia tema – vidinė prabanga. O ką aš tai turiu omeny, ką aš noriu tuom pasakyti, tai yra, kodėl emocinis turtas yra svarbiau už finansinį turtą. Ar kodėl yra svarbiau tapti emociškai turtingu prieš tampant finansiškai turtingu. Taigi, nieko nelaukia, galime ir pradėti. Taigi, kaip visada, prieš pradedant dėstyti tinklalaidę, mes turime išsiaiškinti, kokia yra pagrindinės temos reikšmė. Šiuo atveju pagrindinė tema yra vidinis turtas. O vidinis turtas, mano manymu, susidaro iš 3 pagrindinių ir svarbiausių dalykų. Pirmas yra tinkama aplinka. Vėl sugrįžtame prie praeitos tinklalaidės temos, kaip atsirinkti tinkamus žmones. Ties tuo per daug neišsiplėsime, tiesiog sugrįžkite į praeitą tinklalaidę ir ten išgirsite viskas, kas yra svarbu. Antras yra stabili emocinė būsena ir jos pilnavertiškumas. Ties tuo taip pat nereiktų daug išsiplėsti, manau visiems tai yra gana aiškus punktas. Ir trečias punktas yra savo apsupties suvokimas ir šaltas jos vertinimas. Taigi, ką šis punktas reiškia, jam jau reikėtų kiek paaiškinimo, tai suprasti savo materialinę apsuptį ir išmokti ją vertinti. Jei nemokate to padaryti, tai teks išmokti. Taigi pradėkime nuo minties, kad kiekvienas žmogus pasaulyje svajoja, nepriklausomai nuo jo finansinės ar socialinės padėties. Vieni svajoja santūriai, mažai, o kiti svajoja ambicingai ir labai stipriai. Neslėpsiu, aš irgi esu tame tarpe. Visas žmogaus gyvenimas tam yra skirtas, kad jis galėtų pasiekti savo užsibrėžtus tikslus, pasiekti savo svajones. Ir neslėpkime, dažnu atveju didžiąją svajonių dalį sudaro materialūs dalykai. Jeigu jūs sakote, kad nesvajojate apie kažką materialaus, greičiausiai meluojate pats savo. Tačiau prie ko aš linkstu? Tai mano nuomonė, pinigai yra viena iš 4 valiutų. Tai yra laikas, pinigai, jūsų žinios ir jūsų sveikata. Visada naudokite kažkurios 3, kad gautumėte kažkurį vieną. Bet pinigai yra šiuo atveju labai ypatinga valiuta, nes ji turi 2 pusės. Turi gerąją ir blogąją pusės. Labai dažnai tiek filmuose, tiek realiame gyvenime girdime tokį pasakymą. Pinigai tave pakeitė. Tačiau ne visada tie pakeitimai yra teigiami. Ir taip, su šia mintimi aš pilnai sutinku. Tačiau kaip jumis paveiks pinigai priklauso tik nuo jūsų. Ir tai priklauso nuo to, kaip jūs esate viduje turtingas. Taigi, jeigu prieš paliečiant didelės sumas pinigų jūs jau buvote emociškai turtingas, tai yra turėjote visas vertybės išvardintas tinklalaidės pradžioje, tai greičiausiai jums pinigus valdyti seksis labai gerai, pinigai tarnaus jums, o ne jūs tarnausite pinigams. Tačiau ne visada tai baigėsi tokiu atveju. Labai dažnu atveju pasitaiko momentų, kuomet mes pradedame tarnauti pinigams ir tada pinigai labai stipriai mus pakeičia, o tai veda prie labai labai didelių problemų. Šios problemos dažniausiai pasireiškia pagrindiniai šiais dalykais. Vėl sugrįžtame prie priklausomybių temos, kurią esame ne kartą lietę mūsų tinklalaidėse, tokie kaip alkoholis ir narkotikai. Ir neišvengiamai šios 2 priklausomybės yra 3 kart lengviau pagaunamos, kuomet turime didelės sumas pinigų. Tačiau kartais visos šios bėdos gali plėstis dar stipriau, kuomet pinigai pradeda žudyti ne tik mus, bet ir mūsų vertybės. Ir mano nuomonė tai yra daug baisiau, nes kuomet žudome savo vertybės, tai liečia ir kitus žmonės, ne tik mus pačius. Greičiausiai yra tekę girdėti, jog turtus palietę žmonės pradeda išdavinėti savo šeimas, neigti savo dvasinės būsenas, taip pat jaučiasi pasaulio centrais, mano, kad jie yra pasaulio centras, jaučiasi nenugalimais ir nesustabdomais. Būtent tada yra pasiekiamas pinigų blogosios pusės pikas. Bet jeigu jau pasieksite šį piką, tai mano nuomonė būsite žlugę. Kodėl aš taip sakau? Nes mano nuomonė, jeigu ir sugebėsite suprasti padarytas klaidas, jeigu ir sugebėsite pasveikti, greičiausiai jūsų vidinė empatija nebeleis
tvirtai atleisti savo pačiam. Būtent už išduotus žmonės, sugadintus santykius, šeimas, sugriautus gyvenimus. Taip, yra atveju, jog žmonės moka atsistoti net ir iš tokių galimybių, tačiau atveju yra vienas kitas. Greičiausiai, jeigu buvote pakankamai silpnas, kad pinigai jūs užlugdytų, nepatapsite pakankamai stipriu, kad vėl būtumėte geru žmogumi. Ir nors ir skamba labai labai žiauriai, manau tai tik ir išryškina vidinės prabangos svarbą. Išryškina tų būtent 3 vertybių svarbą, kokios jos yra stiprios mūsų kasdienybėje. Taigi, kokios šios epizodo išvados? Turėkite savo tvirtas vertybės, siekite savo svajonių atsakingai. Ir jeigu jau pasitaikys, kad atsidursite blogiausiame scenarijoje, nepasiduokite, sugebėkite ir savo atleisti. Žinoma, gal ir skamba kiek dvipusiškai, tačiau neneigiu, kad viskas šiame pasaulyje yra tikrai įmanoma. Tačiau viskas turi savo kainą ir turi savo sunkumų lygmenį. Taigi su jumis vėl buvo Beka Associates. Padėkite mums augti, dalinkitės, parekomenduokite, komentuokite, laikinkite. Ačiū Jums už Jūsų skirtą dėmesį, ir susitiksime neužilgo. Ačiū Jums viso.